Taigi, labą dieną. Norėčiau prisistatyti. Mano vardas yra Marija ir aš esu Kristinos brendo trenerė. Šiandien mūsų webinaras yra skirtas sveikatingumo ir grožio sinergijai, tai yra nuo odos problemų iki viso kūno spa. Truputį aš norėčiau pakalbėti apie mūsų įmonę Cosmedia. Cosmedia dirba kaip oficialus aukščiausios kokybės kosmeceutikos ir injekcinių produktų platintojas Baltijos šalyse. Ir iš tikrųjų Cosmedia yra distributorė Baltijos šalyse jau 30 metų, būtent Kristinos. Tai yra labai ilgą laiką mes dirbame su Kristina ir mes visada suteikiam mūsų kosmetologams daug žinių, patirties ir visa tai yra labai kokybiška. Taigi nuo 96 metų esame kosmetologijos pradininkai Lietuvoje ir mūsų patirtis ir inovatyvūs sprendimai padėjo formuoti šią sritį. Taigi mes suteikiam mokymus mūsų kosmetologams ir pas mus visada galima surasti kažkokių naujų programų, konferencijų, nes mes labai dažnai išvažiuojame į konferencijas į užsienį ir dažniausiai stengiamės atvežti kuo daugiau žinių mūsų kolegams. Taigi, Kristina, Cosmedia tai yra galimybė tobulėti, kaip matote, čia kaip tik mes buvome Paryžiuje, mes vedėme seminarą Klaipėdoje ir iš tikrųjų mes keliaujame po pasaulį ir bendraujame su kolegomis iš viso pasaulio, visada dalinamės naujomis žiniomis ir savo praktiką. Jūs galite mus sekti Cosmedia Pro Instagrame ir Cosmedia. Tai yra, mes visada dalinamės žiniomis, mes visada informuojam mūsų kosmetologus apie ateinančius seminarus arba konferencijas. Taigi, kas yra Kristina? Kristina tai yra legendinis, prestižinis Izraelio prekinis ženklas. Ir kaip aš jau ir minėjau, ilgą laiką jau yra rinkoje, tai yra beveik 40 metų, nuo 82 metų rinkoje. Taigi produkcija yra skirta profesionaliems kosmetologams, reikliems klientams ir yra labai platus asortimentas produktų, tai yra namų priežiūros produktų taip pat, daugiau negu 500 profesionalių priemonių. Čia aš kalbu iš tikrųjų apie priemonės ir apie produkciją, kuri yra skirta veido odos priežiūrai. Ir iš tikrųjų yra 9 linijos, kurios padeda spręsti įvairias odos problemas. Ir šiandien mes truputį vėliau pakalbėsime apie naująją kūno liniją, kuri išėjo Kristina. Anksčiau niekada nebūdavo linijos arba produktų, kurie būtų skirti būtent kūnui. Ir tai yra iš tikrųjų ekskliuzyvinė linija ir aš plačiau apie ją papasakosiu. Dar norėčiau papasakoti truputį apie pačią Kristiną Miriam Zehavi. Jinai yra kompanijos įkūrėja, jinai dalyvauja naujų formulių kūrime, jinai yra novatorė kosmetologijoje, jinai yra Lesne Vedes Estetik žurnalo redaktorė Izraelyje ir estetinės chirurgijos klinikos Tel Avive vadovė. Kristina tai yra ekskliuzyvas, tai yra prestižas ir iš tikrųjų tai yra labai ilgametė patirtis. Tai yra inovatyvios mokslo pagrindų sukurtos formulės, tai yra patvirtintas efektyvumas ir rezultatas ir, kaip aš jau ir minėjau, labai platus asortimentas įvairiems odos poreikiams. Tai reiškia, kad jeigu pas mus atvyksta klientas su veido odos problema, mes visada galime padėti klientui išspręsti šią problemą. Ar tai būtų pigmentacija, ar tai būtų rozacija, ar tai būtų aknė arba jau, sakykime, amžėjimas.
Kristina Hausai, tai yra iš tikrųjų labai daug Kristina Hausų visame pasaulyje. Pasaulyje iš tikrųjų daugiau negu 60 šalių dirba su Kristina. Kaip matote, Tel Avive yra, Tokijoje yra, Monake yra Kristina Haus, Paryžiuje yra, Kanuose yra Kristina Haus, Ispanijoje, Italijoje, Amerikoje. Tai iš tikrųjų labai daug šalių, daug šalių dirba su Kristina. Ir kai mes važiuojam į kokias nors konferencijas, yra labai malonu matyti, kad iš viso pasaulio atvažiuoja kosmetologai, kurie dirba su Kristina, kurie myli Kristiną ir iš tikrųjų pasiekia labai daug gerų rezultatų. Tai Kristina iš tikrųjų turi labai efektyvias formulės. Kiekviena Kristinos linija tai yra labai unikali. Sinerginis poveikis, tai yra namų priežiūros produktai, kaip mes visi žinome, sustiprina procedūrų efektą. Tinka ir kosmetologams, ir spa centrams, taip pat klinikoms. Ir iš tikrųjų visada galima parinkti, ar mes dirbame su probleminė oda, arba klientas nori labiau spa procedūros, tada mes galime parinkti veido odos procedūrą tam, kad klientas labiau atsipalaiduotų, oda būtų pridrėkinta ir klientas būtų laimingas. Ir iš tikrųjų yra labai greiti rezultatai, tai jau po pirmos procedūros klientas mato rezultatą. Tai prasme, skirtumas po pirmos procedūros tikrai yra ir nereikia, kai klientas sugrįžta antrą kartą, sakykime, į procedūrą, įrodinėti klientui, kad iš tikrųjų yra rezultatas. Klientas ir pats tai mato. Taigi, aš labai dabar norėčiau pereiti prie būtent kūno procedūros. Bendrai aš papasakoju apie kosmediją, bendrai aš papasakoju apie Kristiną ir dabar bus visas dėmesys sukoncentruotas ant kūno priežiūros. Taigi, nuo veido analizės iki išskirtinės kūno estetikos. Tai yra Kristina odos priežiūros inovacijos lyderė. Iš tikrųjų, mokslas ir gamta yra sujungti Kristinoje ir tikslas yra Kristinos, tai yra kurti produktus, kuriuose harmoningai dera ir gamta, ir mokslas. Taigi, apskritai, Kristinos Cosmeceuticals misija tai yra gydyti ir atnaujinti odą, palepinti ją, nuraminti ir tam, kad visos funkcijos mūsų odos veiktų teisingai. Taigi, pradėsime nuo pradžių, taip sakant, tai Nude kūno priežiūros sprendimo premjera. Taigi, apskritai, kam yra reikalingos kūno procedūros? Kūno procedūros padeda palaikyti sveiką, stangrę ir estetišką gražią odą. Pagrindinė nauda tai yra pašalinti negyvas odos ląsteles, tai yra pagerinti kraujotaką ir limfos tekėjimą, sumažinti celiulitą ir odos nelygumus, skatinti odos regeneraciją ir gerinti odos elastingumą ir stangrumą. Reguliari priežiūra padeda ilgiau išlaikyti jaunatvišką odos išvaizdą. Kaip ir minėjau, priežiūra namuose yra būtina tam, kad mes galėtumėme išlaikyti procedūros rezultatą. Namų priežiūra palaiko, o procedūra kabinete sustiprina rezultatą. Kristina tai yra dermakosmetika, naudojama kosmetologų visame pasaulyje. Ir yra sukurta profesionaliam naudojimui, derina aktyvius ingredientus ir mokslinius tyrimus, sprendžia konkrečias problemas, tinka tiek procedūroms, tinka ir namų priežiūrai, užtikrina matomus ir ilgalaikius rezultatus. Tai patikima, dermatologiškai pagrįsta dermakosmetika. Taigi, Nude kūno procedūros poveikis yra toks, kad
Procedūros salone sukurtas tam, kad spręstų konkrečias odos problemas. Lankstumas tai yra Newton peelingai. Turi pilną priemonių rinkinį ir jūs individualiai galėsite pasirinkti peelingą pagal odos tipą. Ir tai yra 4 kategorijos, apie kurias mes su jumis pakalbėsime. Kaip aš jau minėjau, kūno procedūra yra skirta tam, kad pašalinti negyvas odos ląsteles. Tai yra būtina sveikai ir spindinčiai visų tipų odai. Tai paruošia odą efektyvesniam odos priežiūros priemonių įsisavinimui. Ta prasme, kai yra atliktas peelingas, vis tiek visi kiti produktai, kurie bus užtepami ant odos, giliau įsiskverbs į odą. Tai yra skatinimas jaunatviškos, atgaivintos odos ir leidžia naujoms ląstelėms atsinaujinti, regeneruoti greičiau ir efektyviau. Taigi, drėkinanti ir maitinanti procedūra, kuri giliai maitina, drėkina odą, atkuria natūralų elastingumą, regeneruoja pažeistas odos ląsteles, palieka odą šilkinę, švelnią ir spindinčią. Suteikia ilgai išliekantį jaunatvišką švytėjimą. Ko ši procedūra yra išskirtinė? Jinai yra išskirtinė tuo, kad yra individualiai pritaikytas sprendimas kiekvienam klientui atskirai. Tai yra kiekvienas peelingas, o peelingų yra, kaip jūs matote, 4. Tai yra kiekvienas peelingas procedūros metu parenkamas pagal odos tipą ir būklę. Procedūros kaina klientui yra ta pati, arba jinai gali skirtis, čia jau priklauso, kaip jūs nuspręsite. Ir mes iš tikrųjų procedūros pabaigoje gauname labai gerus rezultatus. Taigi, 4 tipų procedūros. Tai yra, pirmoji procedūra bus drėkinimas ir maitinimas. Tai yra, mes gydome odą, suteikime jai drėgmės ir elastingumo. Antroji procedūra tai yra detoksikacija ir subalansavimas. Mes sulyginam matinį ir netolygiai odos atspalvį ir mažinam bėrimus. Trečia procedūra būtų atpalaidavimas ir atgaivinimas. Jis yra skirta nuvargusiai odai, taip pat jeigu klientas turi kojų nuovargį, sausai odai, dehidratuotai, kai oda yra sudirginta. Ir ketvirtoji procedūra tai yra korekcija ir odos atsinaujinimas. Tai mes gydom nugaros ir krūtinės spuogus, šiurkščią tekstūrą, jeigu yra hiperkeratozė, saulės padarytą žalą ir strijas. Taigi ketvirtoji procedūra, jinai yra labiau gydomoji. Kadangi, kaip mes visi žinome, jeigu pas mus atvyksta klientas su akne ant veido odos, būtinai reikia patikrinti ir nugarą, ir dekoltę, ir krūtinę. Tai ant kūno taip pat gali būti akne. Dėl to ši procedūra, ketvirtoji, kur yra korekcija ir odos atsinaujinimas, jinai tinka odai, kuri yra probleminė, kuri turi pigmentaciją, aknės spuogelius, taipogi strijas ir iš tikrųjų rezultatai yra labai efektyvūs. Taigi, jeigu mes pažiūrėsime į šią lentelę, jinai mums labiau paaiškins, apie ką aš jums kalbėjau. Taigi, kaip mes matome, tai yra 4 procedūrų protokolai. Ta prasme, atrodo, kad tai yra tik tai viena linija, bet dėka tuo, kad yra 4 skirtingi peelingai, gaunasi, kad mes galime padaryti 4 skirtingas procedūras. Taigi, pirmas žingsnis tiks visoms procedūroms, tai yra balansuojamasis prausiklis, ar ne? Paskui šveitikliai. Kai matote, šveitikliai yra 2A, 2B ir 2C. 2A tai yra uogų šveitiklis, kuris drėkina ir maitina odą. Mes suteikėme ir pridrėkinam odą geriau su šiuo šveitikliu. Antrasis šveitiklis yra stiprus augalinis šveitiklis, kuris detoksikuoja odą, subalansuoja odą. Taip pat tinka, jeigu yra spuogeliai, jeigu yra netolygi odos spalva ir kojų nuovargis.
Trečiasis žingsnis, trečiasis pilingas, tai būtų antrasis C ir tai yra frangipani šveitiklis. Jis atpalaiduoja, atkuria odą ir tinka sausai, sudirgusiai arba jautriai odai. Žiūrint, kokį pilingą mes pasirenkam pagal odos problemą, 2A, 2B ar 2C, kai mes atlikome tą pilingą, mes pereinam prie trečiojo A žingsnio ir tai bus atkuriamasis masažinis kremas. Ketvirtas žingsnis tai bus ketvirtasis A, tai yra drėkinantis ir spindesio suteikiantis serumas. Su serumu mes užbaigiam procedūrą. Taip pat norėčiau pastebėti, kaip jūs matote, trečiasis A žingsnis tai yra masažinis kremas. Ir tai priklauso nuo jūsų kabineto, spa, sakykime, kaip trukmė jūsų procedūros. Jūs galite tiesiog užtepti masažinį kremą ir užbaigti su ketvirtojo A drėkinančiu serumu, arba jūs galite atlikti ilgesnį masažą, sakykime, ten pusvalandį arba 20 minučių ar net valandą. Tai nuo to ir priklausys, kokia yra trukmė procedūros. Tai bus, man atrodo, nuo valandos iki pusantros. Tai su 2A, 2B, 2C mes apžvelgiam šituos žingsnius ir norėčiau jums papasakoti apie paskutinį šveitiklį, tai yra antrasis D. Tai yra šveičiamasis muilas. Jisai yra gydomasis ir kaip aš jau minėjau, jisai tinka, jeigu oda yra probleminė, aknė, pigmentacija, strijos. Tai mes atnaujinam odą, jeigu yra hiperkeratozė, puikiai labai tinka, ant rankų, ant šlaunų. Kai mes atlikome pilingą su muiliuku, mes pereinam prie trečiojo B žingsnio ir tai bus raminanti kaukė, kuri tinka probleminiai odai. Ir ketvirtasis B žingsnis tai yra apsauginė dulksna. Tai šita lentelė labai gerai parodo, kad kaip mes turime vieną procedūrą, bet iš vienos procedūros mes galime padaryti 4 skirtingas procedūras. Taigi, pirmasis žingsnis tai yra balansuojantis valiklis, ar ne? Tai yra švelnus valymas, sudėtyje įeina salicilio rūgštis. Kaip mes žinome, salicilio rūgštis jinai labai gerai paminkštino odą tam, kad visi kiti ingredientai galėtų įsiskverbti į odą giliau. Įeina niacinamidas, kuris suaktyvina kraujotaką ir pašalina sebumo perteklių ir nešvarumus. Detoksikacija įeina taip pat žaliosios arbatos ekstraktas ir porų valymas leidžia kūnui laisvai kvėpuoti, poros yra išvalytos ir, ta prasme, visas riebalinis perteklius yra pašalintas. Taigi, balansuojantis prausiklis, valiklis, kaip aš jau ir minėjau, įeina salicilio rūgštis, kuri reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, niacinamidas, kuris subalansuoja odą ir atkuria būtiną drėgmę, ir žalioji arbata. Tai yra antioksidantai, jie saugo ir ramina odą. Taigi aktyvus odos atnaujinimas, atjauninimas, tai yra pašalinti odos negyvas ląsteles, pagerinti absorpciją, paskatinti naujų ląstelių gamybą ir galų gale mes gausime jaunatvišką, glotnią išvaizdą. Taigi odos atsinaujinimo svarba, kaip aš ir minėjau, kai pilingas yra atliktas, paskui visi kiti produktai, kuriuos mes užtepsime ant odos, įsiskverbs į odą giliau ir efektyviau. Taigi pilingo poveikis tai yra sulyginti odos paviršių, šviesinti pigmentinės dėmes arba dėmes, kurias susiformavo po spuogų ir jeigu yra strijos. Taigi mes pašalinam senų odos sluoksnį ląstelių ir atnaujinam odą, kadangi tai yra būtina. Antrasis A žingsnis. Taigi mes pradedam nuo pirmojo šveitiklio, apie kurį kalbėjome lentelėje. Taigi pirmasis šveitiklis yra
uogų šveitiklis, ar ne? Jisai atlieka 2 viename eksfoliaciją, kadangi šiame pilinge yra suderinti ir cheminiai, ir fiziniai šveitikliai. Tai yra švelnus, bet labai efektyvus ir vyksta natūralus odos atjauninimas. Kągi reiškia, kad yra suderinti cheminiai ir fiziniai šveitikliai? Tai yra suderinti vaisių rūgštis, ar ne, kuris puikiausiai pašalina negyvas odos ląsteles, bet taip pat įeina abrikosų kauliuko milteliai. Tai yra natūralus šveitiklis, kuris iš karto sulygina odą. Iš tikrųjų, jeigu ir įeina abrikosų kauliukų milteliai, pilingas yra labai delikatus ir jeigu oda yra labai jautri, jisai vis tiek puikiai tiks. Įeina taip pat tūkmečio sviestas, tam, kad mes galėtumėm giliau maitinti ir pridrėkinti odą, ir uogų kompleksas, kuris skatina ląstelių atsinaujinimą ir gerina odos elastingumą. Taigi, detoksikuojanti ir subalansuojanti procedūra, tai yra ląstelio oksigenacija, pagerinam mikrocirkuliaciją ir atkuriam natūralų odos spindesį. Tai yra streso mažinimas. Dėka antrojo B pilingo mes sumažinam raumenų įtampą ir klientas paskui jaučiasi labai gaiviai. Ir iš tikrųjų labai gerai, dėka tuo, kad mes suaktyvinam kraujotaką, puikiai tinka, jeigu oda, sakykime, kovojam prieš odos amžėjimą. Taigi antrasis B žingsnis tai yra giluminis žolelio pilingas. Jisai pagerina odos kvėpavimą, turi labai daug gerų antioksidantų ir tai yra dvigubas veikimas. Į antrąjį B pilingą įeina antioksidacinis peptidas, kofeinas, kuris stimuliuoja ir drenuoja odą, kad būtų lygi ir gyvybinga, ir įeina salicilio ir benzoilio rūgštis. Dvigubo poveikio priemonė skirta odos problemams. Benzoino rūgštis, jinai iš tikrųjų čia yra kaip antioksidantas. Ir taip pat chlorella vulgaris, tai yra dumbliai, kurie įeina į šį pilingą ir sustiprina odos stangrumą ir slopina kolagenazės fermentus. Taigi, atpalaiduojanti ir atjauninanti procedūra. Tai yra įtampos mažinimas, sumažinam įtampą, atkuriam kūną bei proto harmoniją. Tai yra gilus drėkinimas, drėkinam sausą odą ir malšinam sudirginimą. Ir tai yra labai saugu nėščiosioms. Mes rekomenduojam šią procedūrą nėščiosioms, nes sudėtyje yra labai daug probiotikų ir vitaminų. Ir tai mes kalbame apie antrąjį C pilingą, kuris yra raudonųjų juostrų frangipani pilingas, taip vadinamasis, ar ne? Čia yra taip pat dvigubas veikimas, bet yra suderinti glikolio rūgštis ir tripeptidų šveičiamoji galia. Labai maloni tekstūra, kreminė tekstūra, kuri yra praturtinta raminančia raudonųjų juostrų esencija. Ir tai yra labai geras ir stiprus odos maitinimas. Oda tampa švelnesnė, atgaivinta ir tolygesnio atspalvio. Taigi į raudonųjų juostrų pilingą įeina pagrindinės veikliosios medžiagos. Tai yra glikolio rūgštis 3,5%, peptidai, kurie paskatina ląstelių apykaitą, kad oda atrodytų jaunesnė, raudonųjų juostrų esencija ramina įtemptą, paraudusią ir sudirgusią odą ir fitoekstraktai. Tai yra mėtų, magnolijų derinys, pasižymintis raminamuoju poveikiu. Dėl to ši procedūra puikiai tinka, jeigu klientė yra nėščia arba maitinanti. Ir paskutinioji linija
ta prasme, peelingas. Tai būtų koregavimo ir atnaujinimo procedūra, ane? Tai yra tikslinė procedūra, kaip aš jau minėjau, jeigu yra problema su oda, tai yra aknė bėrimai, tai yra pigmentacija, tai yra strijos. Taigi mes sprendžiam įprastas odos problemas, kaip nugaros spuogai arba hiperkeratozė. Mes gydome, tai yra gydomasis peelingas ir iš tikrųjų ilgai išliekantis rezultatas. Taigi, antrasis D žingsnis tai yra jūros žolelių peelingas. Tai yra natūrali eksfoliacija, nes mes naudojam koralų silikatus, atnaujinam odą ir sumažinam odos atspalvio nelygumus. Tai yra praturtintos jūros žolelės ir augalų ekstraktai ir padidinam odos atsparumą ir apsaugom odą nuo neigiamo aplinkos poveikio. Jūros žolelių peelingas, pagrindinės veikliosios medžiagos, tai yra koralų milteliai. Nežinau, ar jūs girdėjote apie koralinę veido procedūrą, tai yra peelingas su koralais, po kurio vyksta lupimasis. Jis yra labai efektyvi, jeigu yra veido odos aknė, rozacija, pigmentacija. Tai į šį muiliuką taip pat įeina koralų milteliai ir tai yra labai galingas ląstelių apykaitos stimuliatorius. Įeina bosvelijos ekstraktas, kuris mažina paraudimą, uždegimą ir gerina odos tekstūrą. Spirulina, tai yra antioksidacinės ir priešuždegiminės savybės ingredientas ir salicilio rūgštis. Kaip visada, salicilio rūgštis tai yra beta-hidroksirūgštis, jinai reguliuoja riebalų gamybą, reguliuoja riebalinių liaukų veiklą ir apsaugo nuo naujų spuogelių atsiradimo. Taip pat, kaip aš ir minėjau anksčiau, salicilio rūgštis jinai suminkštino odą tam, kad visi aktyvūs ingredientai įsiskverbtų į odą giliau. Taigi, mes pereisime prie trečiojo A žingsnio, tai būtų masažinis kremas. Tai yra kremas, iš tikrųjų, su kuriuo jūs ne tik galite atlikti puikų masažą, nes yra labai geras slydimas, bet jūs iš tikrųjų labai gerai po peelingo pridrėkinate odą, jūs pagerinate odos gebėjimą išlaikyti drėgmę ir odos barjero stiprinimas. Tai yra trečiasis A žingsnis, jis yra praturtintas aminorūgštimis, fitokeramidais ir jūros dumbliais. Ir kaip aš minėjau anksčiau, jūs galite pagal save po peelingo ar tiesiog užtepti ant odos masažinį kremą, arba jūs galite atlikti ilgesnį masažą, atpalaiduojantį, sakykime, masažą, tas, kas tinka jūsų klientui. Ir nuo to jau priklausys trukmė, ar ne, kiek jūsų procedūra truks. Trečiasis B žingsnis tai yra raminamoji kaukė ir aš norėčiau priminti, kad mes ją užtepam būtent po gydomojo peelingo, o tai yra po muiliuko. Tai jeigu pas jūs atėjo klientas ir jisai turi problemą su būtent bėrimais, jūs atlikote peelingą su muiliuku ir paskui jūs iš tikrųjų galite net jeigu kažkur lokaliai atlikti ekstrakciją ir paskui ant viršaus jūs galite užtepti raminančią kaukę. Taigi pagrindinės veikliosios medžiagos šios kaukės yra jakono sulčių ekstraktas, kuris yra prebiotikas ir jisai stiprina odos mikrobiotą ir barjerinę funkciją. Tai yra kaulinas ir cinkas, tai yra natūralūs moliai, kurie detoksikuoja ir sugeria riebalų perteklių. Tai yra fitoekstraktai, tai yra augalinių ekstraktų mišinys, mažinantis odos sudirginimą. Ir siera ir salicilio rūgštis, kuri sumažina odos netobulumus ir reguliuoja riebalinių liaukų veiklą.
Taip pat turiu patarimą, kai tokią kaukę mes tepame, o kadangi jie ant odos, o kadangi jie įeina kaolinas ir cinkas, galima ant viršaus visada uždėti tokį drėgną kompresėlį tam, kad kaukė neišdžiūtų pilnai ant odos. Mums kaip specialistams bus žymiai paprasčiau nuvalyti tą kaukę nuo odos ir kadangi įeina kaulinas, cinkas, kad jie neištrauktų drėgmę iš odos. Tai visada, kada įeina tokie ingredientai į produktus, patartina yra ant viršaus uždėti drėgną servetėlę. Ketvirtasis B žingsnis, tai yra apsauginė dulksna. Tai yra greitas veikimas, tai yra skaidrus vėsinantis kūno purškalas, skirtas greitai apdoroti sunkiai pasiekiamas vietas. Tai yra tikslinis poveikis, efektyviai veikia ir padeda užkirsti kelią kūno bėrimams ir praturtintas ekstraktais apsaugančiais odą nuo aplinkos taršos. Tai įeina boselijos ir medetko ekstraktai ir melisos, magnolijos ekstraktai, kurie padeda mažinti sudirginimą, drėkina ir ramina odą. Taigi ketvirtasis A serumas, tai yra spindesius suteikiantis serumas. Iš tikrųjų, tai yra į jį įeina niacinamidas, į jį įeina hialurono rūgštis ir pentavitinas. Tai dar kartą norėčiau sugrįžti ir priminti jums, kad jūs atkreiptumėte dėmesį būtent į lentelę, apie kurią aš jums kalbėjau, kad ketvirtasis B apsauginė dulksna eina po to, kai mes nuvalome raminančią kaukę, tai yra įeina į gydomąją procedūrą, o drėkinantis ir spindesio suteikiantis serumas, jisai eina po peelingu 2A, 2B, 2C ir po atkuriamojo masažinio kremo. Ta prasme, šita lentelė yra labai svarbi, kaip iš tikrųjų viskas vyksta. Taip. Aš atsiprašau, mes to judėsime toliau. Taigi, apie procedūrą aš jums papasakojau. Ir dabar aš sugrįšiu prie mūsų produktų. Ir mes su jumis pakalbėsime apie namų priežiūrą, kuri yra taip pat labai svarbi. Kaip aš jums ir minėjau, iš tikrųjų, tam, kad užtvirtinti rezultatą, tam, kad prolonguoti procedūrą, tai ne tik po veido procedūrų, tai yra ir po kūno procedūrų, yra būtina naudoti produktus namuose. Taigi, pirmasis produktas, kuris yra skirtas naudoti namuose, tai yra šilkmedžio fermentinis šveitiklis. Tai yra labai malonaus kvapo, tai yra veiksmingas šveitiklis, naudojant vaisių fermentus ir augalų ekstraktus. Iškart mes galime pastebėti, kad oda yra švari, kad oda yra glotni, švelni ir lygi. Taigi, kas būtent įeina į šilkmedžio fermentinį šveitiklį? Įeina šilkmedis ir šilkmedžio ekstraktas ir ananaso, tai yra bromelainas, tai yra enzimas, jis tai yra fermentai, kurie puikiai šveičia ir švelnina odą. Ta prasme, fermento savybė yra tokia, kad jisai ištirpdo suragėjusias odos ląsteles. Aviečių ir granatų ekstraktas, ten yra labai gausu antioksidantų, apsaugančių ir suteikiančių odai spindesio. Kofeinas, kuris puikiai drenuoja odą, stimuliuoja, kad jinai atrodytų elastingesnė ir stangresnė. Ir medienos
minkštinimo šveitiklis, tai yra natūralus, biologiškai suirintas šveitiklis, skirtas veiksmingam bei švelniam šveitimui. Antrasis produktas naudojimui namuose būtų drėkinamasis kūno pienelis. Taigi jo ingredientai būtų jūros dumblių mišinys, ar ne, kuris padidina odos drėgmę ir apsaugo nuo oksidacinio streso. Taip pat įeina fitokeramidai, kurie palaiko odos barjerinę funkciją ir didina elastingumą. Ir taip pat jūros drėgmė. Sudėtyje yra labai daug stiprių drėkinančių ir regeneruojančių amino rūgščių. Taip pat serumas, apie kurį aš jau minėjau, kai mes užbaigėm procedūrą kabinete, toks pat serumas, spindesio suteikiantis, yra ir namų priežiūroje. Taip, sudėtyje yra safyro pigmentai, kurie akimirksniu suteikia švytėjimą. Iš tikrųjų, moteris labai mėgsta jį vasarą naudoti. Tai yra serumas, kuris praturtintas vitaminais. Sudėtyje yra raudonųjų uogų, vitamino C ir niacinamido. Ir tekstūros gerinimas. Padeda pagerinti netolygų odos atspalvį ir tekstūrą. Taip pat balansuojantis valiklis, jis yra labai švelnus, jisai labai gerai išvalo poras ir turi apsauginį poveikį. Į jį įeina salicilio rūgštis, apie kurią mes kalbėjome, niacinamidas, kuris puikiai suaktyvina kraujotaką, ir žalioji arbata. Tai yra antioksidantai, kurie apsaugo nuo laisvųjų radikalų ir žalingo aplinkos poveikio. Taigi, Nude salone ir namuose, tai yra spa centruose ir namuose. Procedūros namuose tai yra profesionalūs produktai, profesionalus jų naudojimas intensyviai priežiūrai. Namų naudojamų produktai tai yra palaikyti ir pajausti rezultatą tarp apsilankymų kabinete. Ir sinerginis veikimas, tai yra priemonė derinys, kuris užtikrina optimalią odos sveikatą ir grožį. Taigi, po procedūros mes iš karto matome rezultatą, tai yra odos būklės ir išvaizdos pagerėjimas. Tai yra holistinis požiūris, šios procedūros skirtas ne tik paviršiniams, bet ir giluminiams odos problemams spręsti ir nuolatinis palaikymas. Tai yra priežiūra, rekomendacijos ilgalaikiams odos pokyčiams. Taigi, aš jums papasakojau apie Kristiną, apie kosmediją, aš papasakoju apie pačią procedūrą, apie produktus, kokie yra ir kokias procedūras mes galime atlikti, ir apie namų priežiūrą. Taigi dabar aš norėčiau jums papasakoti apie ekonominę dalį. Tai kaip matote, čia yra procedūros, ar ne, ir spa procedūros kaina būtų 297 eurai, o jeigu mes perkame probleminiai odai procedūrą, tai kainuotų 118 eurų. Taigi, drėkinimo ir elastingumo atstatymo procedūra, į kurį įeina uogų šveitiklis, tai yra antrasis A, kaina būtų 198 eurai ir vienos procedūros savikaina būtų 6,92 eurai. Jeigu mes kalbame apie odos detoksikaciją ir subalansavimo procedūrą, į kurią įeina antrasis B, pilingas, tai yra stiprus augalinis šveitiklis, jo kaina būtų linijos 198 eurai, o procedūros savikaina būtų 8,29 eurai. Atpalaiduojanti ir atstatanti procedūra, į kurią įeina antrasis C žingsnis, tai yra frangipanio, raudonųjų juostrų šveitiklis, linijos kaina būtų 198
eurai ir vienos procedūros savikaina būtų 8,29 eurai. Ketvirtoji procedūra tai yra gydomoji procedūra, į kurią įeina, kaip matote, šveičiamasis muilas, tai yra antrasis D žingsnis, kaina būtų 118 eurų procedūros linijos, o savikaina būtų 5,29 eurai. Taigi, čia norėčiau jums parodyti namų priežiūros produktų kainos, tai yra didmeninė kaina ir mažmeninė kaina ir koks yra pelnas. Tai mes galime matyti, kad šilkmedžio fermentinis šveitiklis didmeninė kaina 32 eurai, mažmeninė kaina 51 euras ir pelnas yra 19 eurų. Drėkinantis kūno penelis, didmeninė kaina 28 eurai, mažmeninė 45 eurai, pelnas yra 17 eurų. Drėkinamasis safyro serumas, kaina yra didmeninė 28 eurai, mažmeninė 45 eurai ir pelnas 17 eurų. Balansuojamasis prausiklis didmeninė kaina yra 24 eurai, mažmeninė yra 38 ir pelnas yra 14 eurų. Ir šveičiamasis muiliukas, didmeninė kaina yra 26 eurai, mažmeninė kaina yra 38 eurai ir pelnas yra 12 eurų. Taigi, tiek aš jums norėčiau papasakoti. Klausimai. Jeigu pas jūs kiltų kažkokie klausimai dėl produktų, dėl ingredientų, ar kaip įvesti į jūsų spa centrą šią procedūrą, prašau, jūs visada galite rašyti mums ir mes atsakysime į visus jūsų klausimus. Taigi, aš dėkoju jums už dėmesį. Aš tikiuosi, kad buvo įdomu. Ir kaip ir minėjau, jeigu pas jūs bus klausimų, prašau rašykite, mes pasistengsime visus jūsų klausimus atsakyti. Ačiū labai ir geros dienos.